Nu į labą dieną, brangieji. Tai ko, pagaliau pavyko mums paskelbti ton atsinaujinus ir išsiplėtus viziją. Ir iškart susilaukiau daug klausimų, iš kur čia tai dviratė, iš kur čia tai džipą, kaip čia kas bus. Ir sugalvojau tiesiog ramiai prisėdęs ant samanėlių miškelėje jums daugiau papasakoti bėž, kas vyksta ir kaip čia viskas išsidėlioja. Tai kas sekat mumis jau ne vienus metus, žinot, kad kaip sezono pradžiai taip kažkokia naujiena. Tai vat miška, tai labdaros akcijas, tai bendruomeninės iniciatyvas, susivienijimą ir labai daug visokių veiklų būdavo visą laiką. Ir aš labai, kaip ir anksčiau minėjau, daug blaškydavaus. Nu vieną dalyką prikėta, nori daug padaryti, poli jėmi dara, perdegi, vėl paskiau jėmi vėl dara, pailsėjais. Ir tebas iki perdegimą, iki tokį negalėjimą ir išsitaškimą, ką pasakyti vis pusė. Ir prieš kokius pusantrų metų, prieš 2 metus beveik nusprendžiau, kad laiks yra pradėti fokusuotis ir pasirinkti vieną kryptį. Tai tom kryptį ir pasirinkau ir tylę dirbau, nuoseklę, per daug niekam nepasakodams. Tiesiog dariau, dirbau. Atsirado dar galimybės naujas. Mes parašėm projektą ir gavom beveik 40 000 eurų finansavimą. Į 6 kartą. Jau rašiau su tokiu kaip ir abejonė, ar čia pavyks ar nepavyks. Bet vis tiek rašiau. Ir, kaip sakant, 6 kartus nemelavo. Ir gavom 40 000 eurų finansavimą. Ir nusprendėm tuos visus pinigus, kaip ir sakiau, panaudoti turizmo plėtrą. Ir iš tų pinigų nupirkom dviračius elektrinius. Tokius dviračius, kad su nas galėtų žemaitėjais kelelės keliauti. Nes realiai mūsų tos kaimo vietovis, mūsų tai mišką su paprasta technika, sunkiai pravažiuojams yra. Ir kad žmonių sveikatą gerinti, kad žmonės keliautų, pažintų, kad išsiplėstų kelionių galimybę, sugalvojom, kad tai dviratė būtų tikra puikiai priemonė keliavimo po žemaitėjai. Aišku, ir džipą, bet gal džipą labiau rudens sezonų. Nes pas mūsų, kas į gimtinė problema, kad yra labai sezoniškoms turizmą. Ir sugalvojom, kad visur reikia, realiai rodinį, kada blogs oras, toms, išlapi lynų, kontų veiksi. Aišku, gali vaikščioti būtus miškus smagiai ir vis tiek, bet kad tikrai įdomi veikla būtų, matau, kad visur reikia. Nes, tikrai, kas žinot, rodinį dar yra žymiai smagiau su visur reikės važiuoti negu vasarą, kad viskas į sausą. Ir visi tai dalyką, dviratė, visur reikia, mūsų programėlė atnaujinta, suteiks mūsų žmonėms, kad jie atvyksta į mūsų gimtinę, galimybę patogiai keliauti. Ir visą tą programėlę, kur buvo prieš tai tik tas lankytinų vietų katalogas, o dabar mes jau sukūrėm paruoštas kelionis maršrutus ir dar aš ant vis lankytins vietas įgarsinu ir žmonės gal keliauti su virtualiu gidu, kur aš anims pasakoju istoriją nuo vietas iki vietas keliaunant, anie klausos monai garsintų tekstų. Ir žmogo niek nereik planuoti, niekas sokti galvos, uns ypač slapčiausias kertelis mūsų gimtienis, su tą programėlį gal važiuoju drosiai. Tai realiai, išsiplėt kelionių galimybės, atsirado naujas galimybės ir vietas gyventojams, į maršrutus, kur mes jau su visur reikės važiuodom, mes pas amatininkus, žuolininkus, užsukdavom ir mūsų žmonės, kas keliautoje, nusiperk iš anų kažko atvykę ir man toks džiaugsmus, kad mes galėjom suteikti galimybę tokios atokiausios vietos gyvenantiems žmonėms užsidirbti. Tai į tuos minties vedams ir kaip jau pradėjau rašyti projektą, kad finansavimą gauti, sugalvojau, kad tokį kryptis, manau, tikrai daugiausia vertės mūsų gimtinė atneštų. Nes, pavyzdžiui, kaimus, žmonės, kad tai seniau gyvendavo, anie tiesiog turėdavo kelis karvelis, keulį į pragyvendavo. O dabar realiai, kad žmogus galėtų oriai gyventi, realiai kokį 100 karvių turi turėti, kad tu galėtum normaliai gyventi. Ir tai yra labai daug reikalų. O turizmus, jeigu mes išvystom turizmą ir sezoniškumo klausimą išsprendam, tai manau tikrai galbūt kryptis, kad ir mūsų žmonės iš to ir užsidirbtų, ir mes būtumėm žinomi aplinkinės net valstybės, gal kaip Žemaitija, kad Lietuva, kur yra nuostabiausia vieta atvažiuoti pailsėti, kur nuostabiausia vieta yra pabūti gamtuo, tyluo,
vienumo, nes realiai sakau, mes kartą su žmonėm, kai keliuojant su džipas darydom, arba vienas pats važiuojant per visą dieną nesutink ne vienas žmogaus. Tai čia absoliut prabanga. Ir jeigu net užsienietė sužinos, kad vataniai gal čia tie praleisti laiką ir ką pasakyti, nesutiekti žmonių, tokių ramybė, tylo pabūti, kur gal savo emocinį sveikatą, savo vidinį būseną pagerinti. Aš manau, tikrai tas mūsų krašto daug gal duoti. Ir mes ir kuram vestom platformą, mobilį programėlį, kad žmonėms nereikėtų planuoti ir nereikėtų bijoti. Aš pats žinau, kiek aš laiko užtrukdavau, pažiūrėjau, iš Lankstinuko, matą, kad ir žemėlapį vėjat, bet kada rastų, nematą savo buvim veidstų važiuoni, nuklysti, ten varga vakarienį. Tai mūsų platforma rodo tau, kur važiuojat, tu niekur neišklysi ir dar tau pasako istoriją važiuojant virtualus gidas. Tai čia yra tikrai labai patogus įrankis ir manau, jeigu mes kryptingą veiksim, toliau su bendruomenėm, vietos korsėm, maršrutus, nusijungsim su audio gidas, tikrai bus žmonėms, ką pasakyti, ir pramoga gera, ir mūsų žmonėms galimybė užsidirbti ir gyventi darno, gamtuo, su gamta, mūsų tos kaimo vietovės. Tai kaip sakau, buvo daug visokių tų naujienų per tų sezonus, bet jau paskutinius 2 metus jau kryptingą pradėjau dirbti ir atrodo net pat visą tą pateikį galimybės. Įsivaizduok, šeštą kartą tik tas, į 6. kartą gavom finansavimą. Tai ir dabar, kad tik tas dabar te gavom, aš galvoju, kaip gerai, kad anksčiau negavau. Nes buvau visokių tų minčių, anksčiau rašydavau tus projektus, bet nebuvau išsigryninę, mes nebuvom dar nusistovėję, atradant tikslios krypties. Ir atrodo, dabar grina pačiu laiku idealiausiu, kad jau viskas buvo išsigryninę, atsirado galimybės. Tai realiai esu dėkingas Dievo, esu dėkingas viskam esu dėkingas, kad atsirado toj galimybė ir mėginsim, manau, tikrai išnaudoti. Ir ne tik savo gerbuvį kurti, savo artimiesiems, bet ir visiems, nes mes visi čia gyvenam to nuostabiu žemė. Ir jeigu mes dar bendruomenišką apsijungsim, kursim maršrutus, kursim paslaugas kartu, tai aš manau, tikrai mes galėjom iš turizmo visi gyvuoti ir gyventi dar nuo to mūsų gamtelė. Tai brangyje, dar labai daug lauk mūsų užduočių, labai daug tikslų įgyvendinti reik, bet svarbiausia, kad mes jau pasirinkom ton savo kryptį ir dabar kryptingą, nuoseklę esam link to tikslo, kad puoselėtum gimtenį, kad puoselėt mūsų kaimus, kad mūsų gėris žaliotų. Tai ir tie pobėžki enam, vis pasimata už posūkį, čia tiep, bet visai svarbiausia pradėjom kryptingą dirbti ir mes tikrai ton tikslą pasieksim. Taip, kad brangieji, aš jau savo pranešimą baigu, nes jau baig manėm kuisę suvalgyti. Ir pasimatysim. Iki.